Kas yra technologija? Kai visi darbai yra daromi numatyta tvarka, naudojant numatytas priemonės ir numatytų laiku, sako bendrovės Kustodija specialistai. Dirvožemis yra visų augalininkystės technologijų pamatas, ant kurio statomas namas, būsimasis derlius. Pamato kokybė yra labai svarbi tolesniems darbams. Ar esate matę augalą, kuris galėtų atsikasti trąšos granulės? Aš tai ne. Ko gero ne. Ko gero ir niekas nematė, kaip augalas valgo granulės. Tai reiškia tai, kad augalai gyvena simbiozėje dirvoje su bakterijom, su mikromicetais, su įvairiais kitais organizmais, kurie padeda vieni kitiems. Mokslininkų teigimu, apie 70% dirvožemių yra eroduoti ir pakitusi ne tik mechaninė jų struktūra. Blogiausia, kad degraduoja dirvožemio gyvieji organizmai. Ariamasis sluoksnis, tam, kaip kai kurie mokslininkai teigia, susiformavo maždaug 10 000 metų periode, o mes dabar maždaug 20 metų, kai atsirado nepriklausoma, vėl atkūrėme nepriklausomą Lietuvą, intensyvėjo technologijos, naudojame intensyviai aukšto veiksmingumo įvairius fungicidus. Kas yra fungicidas? Žudau. Ar ne? Žudau grybus iš tikrųjų. Pesticidai vėlgi, cidus yra žudyti. Vis mes žudėm, dirvožemį vartėm, gyvulininkystėje naudojame daug antibiotikų, o tai lemia, kad visą tai patekę į dirvą žudo natūralią gyvybę. Taigi, kadangi, kaip jau pasikartosiu, augalas neatsikanda šaknimis granulį, reikalinga, kad maisto medžiagos patekusios mineralinių trąšų pavydale į dirvą būtų apdorotos įvairių mikroorganizmų. Ir tik tai tada augalas sugeba jas įsisavinti. Augalininkystės technologija, padedanti augalams sočiau maitintis, gauti visų reikalingų vystymuisi medžiagų, gerinanti dirvožemio struktūrą. Kodėl ji verta parodos medalio? MPK medžiaga, kuriame yra 4 bakterijos, ne 4 vienetai, o milijardai skaičiuojama, jos yra 4 rūšių. Tai yra azotą fiksuojančių, fosforą atpalaiduojančių ir kalį mobilizuojančių. Tai yra unikalus produktas, kodėl jis yra vienas iš geriausių šiuo metu, todėl, kad mes jį tyrėme moksliniu pagrindu. Niekada nepasiūlo Kustodija produkto, kuris nebūtų ištirtas mokslo įstaigose, netlikti eksperimentai, tyrimai įvairiuose variantuose. Tas produktas pasiteisino. Jis atgaivina, atstato dirvos, dalinai atstato, nes jeigu mes sugebėtumėm pilnai atstatyti degraduojančias dirvožėmis, tai būtų dar ir Nobelio premija, ko gero. Šiuo atveju yra pagalba augalam, kuo geriau, lengviau įsisavinti esamas maisto medžiagas dirvožėmėje, plus yra labai svarbus momentas ūkininkam. Jūs berite trąšas, o jų efektyvumas yra itin mažas. Bet ne dėl to, kad trąšos blogas, vėlgi dėl to, kad gyvybės lygis dirvožėmėje yra mažas. Šios bakterijos padeda panaudoti efektyviai jūsų papildomai įnešamas trąšas. NPK medžiagų esančios bakterijos padeda augalams įsisavinti trąšose ir dar svarbiau dirvožėmėje esančias maisto medžiagas. Toks būdas sutaupo trąšų, nepertręšiant gerėja dirvožemio būklė, nes jame randasi daugiau gyvybės.